Lietuvoje bedarbystė auga labai greitai ir mes jau kalbėjom prieš tai, kad vien sausio mėnesį užregistruota per 28 000 bedarbių Lietuvoje. Jūsų pozicija ir jūsų nuomonė tuo klausimu, kokios tos tendencijos ir kokios prognozės ir kaip išvengtų dalykų? Na, iš tiesų, blogėjant ekonominiai situacijai Lietuvoje, tikrai nemažai įmonių optimizuoja savo veiklą ir taupo, reiškia, savo lėšas, atleidžia darbuotojus, mažina minimaliai dirbančiųjų skaičių, automatiškai Lietuvoje didėja labai sparčiai bedarbystė. Kai kurios sritis tokios kaip statyba, kurioje dirbo iš tiesų labai daug Lietuvos žmonių, išvis dabar vegetuoja praktiškai ant daugelis įmonių bankroto ribos ir iš tiesų pirmoje eilėje, nes yra didžiausios sąnaudos, tai yra žmonių atlyginimai, atleidžia žmonės ir per artimiausius, manau, 2 metus didžiausia laimė žmonėms bus išsaugoti savo darbo vietą. Apie atlyginimų pakelimus, manau, galės tik svajoti, reiškia, valstybės tarnautojai, jeigu nepasikeis nauja valdžia. Nes iš tiesų, taip kaip dabar buvo keliami atlyginimai, taip kaip dabar buvo mokamos įvairios premijos ir paskatinimai, tai aš įsivaizduoju, kokį sukelia pyktį žmonėm, kurie dirba privačiam sektoriuje. Buvo tie ir žmonių į priėmimą, kurie iš tiesų moteris, ypač darbingos, kurios augina vaikus, reiškia, ir dėl susidariusios ekonominės situacijos prarado darbą ir sako, mes neprašom pašalpų, mes neprašom nieko iš valstybės, mes prašom duokit mums darbą už minimalų darbo užmokestį, nors pusę etato, kad galėtumėm elementariai išgyventi. Tai iš tiesų rodo, kad situacija valstybėje yra labai bloga, nes tie asmenys darbingi, kurie dar gali dirbti ir kurie nori dirbti, negali susirasti darbo net už minimalų atlyginimą. Tai manau, šioj vietoj vyriausybė dabartinė ar busimoji naujoji vyriausybė, jeigu ši ilgai neįsilaikys, turėtų susirūpinti, kad kiekvienas norintis galėtų gauti darbą, nors ir už minimalų atlyginimą, bet kad žmogui tikrai nereikėtų elementariai bankrutuoti. Nes tie žmonės, kurie buvo atėję, taip ir sako, mes nebeturim už ką susimokėti, mes nebesugebam sumokėti mokesčių, komunalinių patarnavimų už būtą, mums grėsia prarasti būstą ir aš to žmonės puikiai suprantu. Taip kad, manau, pirmoji užduotis ir socialdemokratų vyriausybė penktadienį mūsų opozicijos lyderis Gediminas Kirkilas pristatys alternatyvų mūsų partijos antikrizinį planą ir jame vienas iš punktų yra, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų susirasti darbą už tą minimalų darbo užmokestį. Dar vienas klausimas aktualus šiandien šiauliečių buvo pateiktas jums, tai dėl bankų sąskaitų, kurios gauna dėl renovacijos, ar ne? Kokia ten situacija? Na, iš tiesų, šiandien kreipėsi vienos namų bendrijos gyventoja, kuri atnešė kaip pavyzdį parodyti, kokias sąskaitas įgauna, atsiunčia bendryje. Tai iš tiesų ant atmintinės lapelio, mažo lapelio ranka tiesiog parašyta, kad jūs skolingi esate, reiškia, 419 litų ir 3 litus 59 centus, reiškia, jau jums skaičiuojamas palūkanos. Tai iš tiesų tokių lapelių gavo tikrai ne viena gyventoja šios bendrijos, gal ir kitų bendrijų gyventojai. Tai tiesiog visiems žmonėms norėčiau pasakyti, kad palūkanos, delspinigiai gali būti skaičiuojami tik tuo atveju, kada žmogus gauna normalią sąskaitą, kurioje nurodyta, už ką jis turi mokėti, tai yra normali sąskaita faktūra,
Turi būti nurodytas terminas, iki kada sumokėti, ir jeigu iki nurodyto termino žmogus nesugeba sumokėti, tik tais tada jam yra skaičiuojamos palūkanos, delspinigiai ir panašiai. Be to, minėti piliečiai, kurie kreipiasi su šiomis neva sąskaitomis, skundėsi, kad jiems yra nepateikiama nei darbų aktai, nei už ką jie moka, nei kokia suma buvo surinkta ir panašiai, jokių ataskaitų iš bendrijų negauna. Tai savo ruoštų kreipsiuosi į mokesčių inspekciją, kad tokios bendrijos būtų patikrintos ir atsakingi asmenys, tai yra buhalteriai ir bendrijų pirmininkai, būtų patraukti atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Na, o dabar truputėlį jau Lietuvos mastu, ką Jūs manote apie nacionalinio vežėjo Flailal dabar situaciją? Trumpai pakomentuokit. Vis tik tai yra dideli milijonai. Na, iš tiesų, aš nesuprantu naujojo premjero Andriaus Kubiliaus pozicijos. Kaip tik man teko vakar klausyti jo komentaro. Lietuvos ryto televizijos žurnalistas kaip tik klausinėjo apie situaciją su nacionaliniu vežėju Flailal ir iš tiesų jokių atsakymų nebuvo pateikta. Tiesiog, raminama, kad viskas tvarkoj, situacija kontroliuojama, viskas yra gerai, tačiau tai nėra gerai. Visų pirma, tai nacionalinis vežėjas, tai yra šalies prestižas, tai yra reiškia natūrali pinigų plovimo schema, kuri visiškai nekontroliuojama, niekas neneša atsakomybės, nenuostabu, kad parlamentaro Žemelio sūnus vadovavo šiai bendroviai, tai gali būti ir todėl, kad jo sūnus ten įsivėlęs į tuos visus finansinės aferos reikalus, todėl ir vengiama reikalauti atsakomybės. Man labai nuskambėjo keistai susisiekimo ministro Masiulio žodžiai, kad jis pasilieka savo teisę kreiptis į prokuratūrą. Ką reiškia pasilieka teisė? Jis jau dabar turėjo kreiptis į prokuratūrą, nedelsiant, kad būtų atliekamas ikiteisminis tyrimas. Iš tiesų apgauta yra 11 000 keleivių, iš kurių turbūt didžioji dalis yra Lietuvos piliečiai. Tai vienas dalykas, tai jau neatsakingumas prieš savo piliečius, prieš rinkėjus, be abejo prieš užsienio valstybių piliečius ir prieš užsienio valstybės. Situacija tikrai yra labai rimta ir jeigu tai bus palikta, vėlgi tas tyrimas bus, taip liaudiškai tariant, numuilintas. Tai aš nežinau, tada ką belieka pasakyti. Prieš rinkimus mes girdėjom, kaip konservatorių kandidatai deklaravo ir jų programoje, kaip kovos su korupcija, kaip bus nagrinėjama ir Alitos byla ir visos kitos, ir kaip bus netgi kitokio lygio, kad atgal nacionalizuojama ir naikinami sandoriai. Tačiau mes žiūrim, kad viskas nutilo. Tiek aršiai pasisakantis prieš Leo LT projektą, kur čia buvo iš tiesų kritikuojamas ir premjeras Gediminas Kirkilas tuometinis, koks čia blogas projektas ir visa kita. Staiga viskas pasikeitė ir tie liberalų centro bei liberalų sąjūdžio atstovai, kurie tiesiog po Seimą lakstė su didžiuliais plakatais, dar atsimenam, kada liūtas ėda stirną ar gazelę ir buvo aiškinama, kad čia Lietuva, o čia tas jau baisusis liūtas Leo LT, kuris suės Lietuvą, kažkodėl dabar jau pasidarė geras ir viskas lyg ir tvarkoj. Tai tada kyla klausimas, kur paliko tą programą tie įsipareigojimai, kurie buvo rinkėjai. Apie, skaidrumą, apie kovą su korupcija, apie atsakomybę. Iš tiesų, matau, kad dabar vyksta viskas atvirkščiai. Ir iš tiesų, šiuo klausimu, bent jau aš asmeniškai tikrai taip nepaliksiu ir tikrai turės kažkas tai atsakyti. Ne taip, kad kažkas, bet konkrečiai Flailal įmonės vadovai turės atsakyti už tą aferą, už tuos išplautus 100 milijonų litų.